Ugniagesiai gelbėtojai. Sveiki, mielieji. Su jumis kaip ir kiekvieną penktadienį laida Ugniagesiai gelbėtojai ir aš, Karolis Sakalauskas. Pasižiūrėkite, ką matysite šį vakarą. Ugniagesiai gelbėtojai. Laidoje Ugniagesiai gelbėtojai matysite akistatą su atvira ugnimi. Ir jinai mane tada nutempė į balkoną. O balkone dar didesnis skersvėjis ir aš dar labiau pradėjau degti. Ką daryti apsideginus? Mano nuomonė labai didžiulė blogybė nacionaliniu mastu, tai yra pantenolio putos. Pavojai namuose gali netapti tragedijomis, jeigu turėsite gesintuvą. Ir keli patarimai, kaip jais naudotis. Ugniagesiai gelbėtojai. Mažesnių ar didesnių nudegimų esame patyręs kiekvienas. Tai prisiliečiame prie karšto lygintuvo, tai paimame įkaitusį žarsteklį, tai atsigeriame kokių nors karštų gėrimų. Laimiai dažniausiai tokios traumos palydimos tik emocionalių žodžių kruša. Ir po kelių dienų jau tokių traumų padarinių nebelieka. Tačiau pasitaiko ir itin skaudžių nelaimių. Visai netrukus jūs supažindinsime su Andžela iš Vilniaus, kuri į akistatą su ugnimi ir baisių nudegimų traumomis stojo dar visai maža. Ugniagesiai gelbėtojai. Nekišk nagų prie degtukų. Kiekvienas vaikas tokį pamokymą iš savo tėvų yra girdėjęs ne vieną kartą. Vilnietė Andžela šiandien dailinanti kitiems nagučius viename Vilniaus miesto manikiūrų salonų, kai jai buvo vos 6, pasielgė taip, kai buvo mačiusi darant savo tėvus ir dėja labai skaudžiai nudegė. Ir mano tėvai turėjo tokį įprotį, kai dujinė yra, tai visada gesindavo viršų, o paskui apačią. Ir tą vakarą buvo pas mus giminaitė atvažiavusi, jinai pastatė sriubą ir nuėjo pati į dušą. Ir jinai rėkė man, kad aš užgesinčiau. Ir aš mačiau tėvus taip darančius, tai aš taip pat vaikas paėmiau taburetę, kėdutę, atsistojau ir gesinau. Ir pas mane užsidegė drabužiai. Ir tada ta giminaitė, jinai kaip tik išėjo iš vonios, mane pamatė ir jinai čia pasimetė. Jai buvo apie 20 metų ir jinai mane tada nutempė į balkoną. O balkone dar didesnis skersvėjis ir aš dar labiau pradėjau degti. Tada aš neatsimenu, ar aš jai ten sudaviau ar kaip, bet aš pati nubėgau vonį ir pradėjau gesinti save. 1981 m. kovo 5 d. įvykusią nelaimę viename Vilniaus daugiabutyje šiandien moteris prisimena taip, lyg viskas būtų vykę vakar. Tačiau tai, kas vyko po to, ji žino tik iš pasakojimų. Buvo iškviesta tenais greitoji ir aš atsimenu tą vaizdą, kaip aš sėdžiu ant tos lovos, aš visa tokia tokia. Bet jau kaip ligoninėje, tai aš neatsimenu, man tiesiog pasakojo, nes tada Santariškėse nebuvo nudegimo skyriaus ir turėjau jie gabenti į Kauno klinikas. Bet mano būklė buvo nelabai kokia, nes aš, man atrodo, 3 dienas gulėjau reanimacijoje, paskui jau jie kaip truputėlį pagerėjo, tada galėjo pervežti. Ir buvo darytos odos persodinimo operacijos, nesėmė nuo kojų ir visą tai dėjo. Labiausiai mažai mergaitei liepsnos pažeidė rankas, krūtinę ir veidą. Nors medikai puikiai dirbo savo darbą, tačiau nelaimės padariniai liko visam gyvenimui. Kaip vaikas tu nelabai supranti, kas įvyko. Gal jautei, gal tas skausmas buvo, tie perrišimai buvo truputėlį tokie, bet tas skausmas užgyjamas. Tai gal labiau paskui mokykloje, tai 1., 2., 3. klasėje nebuvo tokių problemų, nes vaikai gal turbūt nelabai supranta ir nėra to, kaip aš pasakyčiau, galbūt atpirkimo ožio. Bet paskui jau tai atsirado 5. klasėje ir tada buvo iki 10. buvo labai sunku, nes buvo apspjaudytos striukės ir daug tokių dalykų žiaurių būdavo. Pavyzdžiui, jeigu mane iškviečia, tai aš net neatsakinėdavau, nes aš žinau, kad gausiu dvejetą ir visi juoksis, ar aš kažką pasakau, ar aš nieko nesakau. Šiandien kitus puošianti jauna moteris neslepia, kad buvo dienų, kai nekentė visų aplinkui, o klausimas, kodėl man taip nutiko, kankino nuolat. Tačiau šiandien ji sako esanti laiminga, o savo skaudžią vaikystės patirtį vertina filosofiškai. Jei ne nelaimė, ji nebūtų tapusi tuo, kas yra šiandien. Kai buvau mokykloje, tai buvo sunku, nes negalėjai. Nes aš atsimenu kiekvieną kampą mokykloje vaikščiu ir galvoju, viskas, aš nekenčiu visko, kas tenais yra. Tiesiog, nei žmonių, nei kažko. Bet kada išėjau, aš jau supratau, kad negaliu taip kitaip būti.
Ir kada nuėjau į kitą mokyklą mokytis, tai išėjo taip, kad kažkaip viskas pasikeitė ir aš pati pasikeičiau. Galbūt aš visai kitaip pradėjau save žiūrėti. Man tai netrūkdė, aš susigyvenu su savo nudegimu ir jeigu kartai žiūrėdavo žmonės, tai aš tiesiog nekreipdavau dėmesio. Jiems būdavo tiesiog įdomu, kad aš kažkokia kitokia, bet kiekvienas turi savų kažkokių dalykų, kuriuos galbūt netaip ryškiai matosi, bet vis tiek. Šioje prieš 30 metų įvykusioje nelaimėje padariniai galėjo būti gerokai mažesni, jei būtų laiku užgesinti užsiliepsnoję mažos mergaitės drabužėliai. Užgesinus degantį žmogų, svarbu tinkamai suteikti pirmąją pagalbą. Ką daryti ir ko šiukštu nedaryti, mums papasakos Kauno klinikų plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos klinikos vadovas profesorius Rytis Rimdeika. Tie statistiniai apdegę žmonės visam pasaulyje yra vienodi. Kaip taisyklė, tai yra vidutinio amžiaus žmogus, darbingo amžiaus žmogus, jeigu mes nekalbame apie kitas žmonių kategorijas, nes tam tikras nudegimų pikas yra ir kūdikystėje, tada, kada vaikas pradeda ropot, pradeda tirti viską rankomis ir burna, tai kūdikystėje būna vienas nudegimo pikas, o vėliau nudegimus dažniausiai patiria darbingo amžiaus žmonės, sakyčiau, nuo kokių 30 iki 65 metų. Nudegimai dažniausiai būna liepsna, pastaruoju metu šiek tiek retesni kitokie nudegimai. Ketvirtį amžiaus plastikos chirurgų dirbantis profesorius Rytis Rimdeika sako, kad dažniausiai jo pacientais tampa arba visai maži, vos kūdikystės slenkstį peržengę mažyliai, žingeidumo vedini jie griebė puodelius su karštais skysčiais ir apsipliko, arba vargingai gyvenantys asmenys. Galbūt dėl to, kad jiems yra mažiau prieinamos šiuolaikinės technologijos ir namų šildymo šiuolaikinės technologijos, galbūt apsisaugojimo nuo liepsnos, nuo gaisrų šiuolaikinės technologijos, galbūt jie dažniau verda viralus visokius nesaugiuose puoduose, kurie susidėvėja, kurių auselės nutrūksta ir benešant tas viralas krenta iš rankų. Jeigu kalbėt pagal lokalizaciją, tai visgi dažniausiai pakenkiama vieta yra rankos ir veidas. Rankos yra mūsų kasdienės veiklos instrumentas, mes jomis dirbam ir natūralu, kad jos nukenčia dažniausiai. Veidas irgi yra pakankamai atvira vieta. Jeigu žmogus dirbo kažkur, staigiai pliūptelėjo liepsna, veidas atviras, jis gana dažnai yra pakenkiamas. Ačiū Dievui, tokie nudegimai labai dažnai būna paviršiniai, bet vienaip ar kitaip nudegimų statistikoje jie užima labai didelę dalį. Jeigu kalbėti apie metų laikotarpį, kada dažniausiai žmonės aptalžo liepsnos liežuviai, tai ši rykštė plaka pavasarį, kai deginama žolė, arba šaltuoju metų laiku, kai tenka ieškoti papildomų šilumos šaltinių. Bet kokios nelaimės padariniai bus mažesni, jei bus laiku ir tinkamai suteikta pirmoji pagalba. Pirmoji pagalba nudegimo atvejais yra labai svarbi. Dėl to, kad lemia sekundės. Ir kartais žmonės neteisingai įsivaizduoja pirmosios pagalbos teikimą ir bando ieškoti kažkokio tai ledo, dar kažkokių priemonių, kad atšaldyti nudegusią vietą. Iš tikro reikia nedelsti ir pult tuoj pat prie čiaupo arba prie vandens telkinio ir atšaldyti nudegusią vietą vandeniu, šaldyti 15-20 minučių iki pusvalandžio. Nes tik tai vanduo gerai apgaubia visus mūsų kūno kontūrus, tik tai vanduo gerai į save priima visą tą šilumą ir labai greitai atvėsina žaizdą ir tas leidžia nudegimų žaizdas išlaikyti labiau paviršinės. Kad kuo trumpiau tektų gulėti Kauno klinikų plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos klinikose, arba išvis jų išvengti, profesorius ragina įsikalti savo į galvą, kad nudegusi vieta nėra sumuštinis ir liaudies pirmosios medicininės pagalbos priemonių naudojimas labai blogas sprendimas. Tai norėjau pasakyti, kad nudegus vieta nėra sumuštinis. Nereikia ant jos barstyti pipiriukų, druskos, aliejaus, sviesto ir visokių kitokių liaudiškų priemonių, kadangi žmogus nesuteikdamas tinkamos pagalbos, tai yra nešaldydamas vandeniu, tik tai pakenkia savo. Dar viena, mano nuomonė, labai didžiulė blogybė nacionaliniu mastu, tai yra pantenolio putos, kurios, ar pantoteno putos, nežinau, kurios parduodamos vaistinėse ir, neišsilavinusių žmonių yra tapatinamos su gesintuvu, tarsi gesintuvo putos ir atrodo, kad jos turėtų atvėsinti žaizdą ir suteikti pirmąją pagalbą. Iš tikrųjų, tai priemonė yra visiškai netikus,
netinkama ir neskirta teikti pirmąjį pagalbą nudegimo atveju, tai Lietuvos gyventojus raginčiau nevartoti šito medikamento, kadangi jo paskirtis nėra teikti pirmą pagalbą, tik tai nudegus. Tai dar sykį pakartosiu, pirmosios pagalbos priemonė vanduo, tekantis iš čiaupo ar kitoks šaltas vanduo 15-20 minučių iki pusvalandžio. Šito pirmosios pagalbos veiksmo efektyvumas yra įrodytas įvairiais moksliniais tyrimais visose pasaulio šalyse. Laiku ir tinkamai suteikus pirmąją pagalbą, palengvinsite savo dalę, o ir medikai darys viską, kad jūs atsistotumėte ant kojų kuo greičiau. Tačiau su randais, jei tokie liks, sugyventi reikės jums patiems. Jei jau taip nedaug dievė atsitiks, prisiminkite mūsų reportažo herojės Andželos žodžius. Aš visada galvojau, kodėl aš kartais, kodėl taip atsitiko ir kodėl nudegiau. Bet tada pradėjau galvoti, jeigu aš nebūčiau nudegus, aš gal būčiau visai kitoks žmogus. Gal nebūčiau toks atviras, nebūčiau gal, geras tokio charakterio ir taip toliau. Gal charakteris visiškai kitoks būtų. O kad tada buvo skauda, tai taip. Bet tai truputėlį užgrūdino. Čia kaip rusai sako, kas mus neužmušė, tas mus užgrūdino. Tai ir visi tie dalykai jie užgrūtina žmogų. Ugniagesiai, gelbėtojai. O dabar pasižiūrėkite, ką matysite po reklamos. Pavojai namuose gali netapti tragedijomis, jeigu turėsite gesintuvą. Ir keli patarimai, kaip jais naudotis. Ugniagesiai, gelbėtojai. Ugniagesiai, gelbėtojai. Gesintuvas – pati efektyviausia priemonė pirminiam gaisro gesinimui. Tik gaila, kad ne kiekvienas iš mūsų ją turime namuose. Nuolatos siautėjantys gaisrai namuose galėtų būti sustabdyti įsigijus gesintuvą. Kokių rūšių yra gesintuvai ir ką jais galima gesinti, tai klausimai, į kuriuos mes bandome jums atsakyti. Ugniagesiai, gelbėtojai. Gesintuvas gali tapti išsigelbėjimo priemonė bet kurioje situacijoje namuose. Ar gaisras pradėtų kankinti gaminant maistą, ar įsisiautėjus elektros prietaisams. Gesintuvai nuo gaisro jūsų namuose gali apsaugoti ir kaimynus. Sostinėje per plauką nuo didelės nelaimės atsidūrė 9-aukštis. Ugniagesiams pavyko gaisrą lokalizuoti ir išgelbėti gaisro kaltininką. Tuo metu po juo gyvenę kaimynai stverėsi už galvos. Nuostoliai milžiniški. Gaisro galima buvo išvengti, jeigu namuose būtų buvęs gesintuvas. O jeigu jo vieno neužtektų, tai bent pristabdytų ugnies plitimą. Keltuvu į atvirą liepsną degantį butą patekę ugniagesiai skubėjo ieškoti nelaimėlių. Netrukus buvo išgelbėtas buto savininkas. Skaičiuojama, kad liepsnos liežuviai pridarė milžiniškų nuostolių. Išdegė visas butas, užlieti ir po juo 7-ame aukšte gyvenantys žmonės. Spėjama, kad ugnis galėjo kilti nuo nuorūkos, tačiau yra ir kita versija – užsidegė šaldytuvas. Tokiais atvejais pirminis gaisro gesinimas gesintuvu būtų atnešęs kur kas mažiau žalos. Ugniagesiai gelbėtojai visada pataria ugnies gesintuvą kaip pirminę gaisro gesinimo priemonę, kaip labai efektyvią gaisro gesinimo priemonę turėti namie. Jis nėra privalomas, bet tai yra puikiai priemonė ir patikėkit, daug kas sako, kad tai yra iš tikrųjų gera priemonė ir veiksminga priemonė. Dažniausiai naudojami yra 3 rūšių gesintuvai – angliarūgštės gesintuvas, putų gesintuvas bei miltelinis gesintuvas. Kam kuris gesintuvas tinka ir ką jo galima gesinti ir kaip gesinti, yra parašyta instrukcijoje esančioje ant gesintuvo. Gali būti kietų medžiagų gaisrų, kas ir dažniausiai pas mūsų aplinkoje vyksta ir tokius gaisrus dažniausiai mes sutinkame, o ypatingai buityje, nes dažniausiai dega kietos medžiagos. Taip pat gali būti degti ir degus skysčiai, tai benzinas, dizelinas, galų gale tas pats virtuvėje aliejus gali užsidegti. Ir taip pat gali degti dujos. Tai yra ypatingai reti gaisrai, bet nereikia pamiršti, kad visada degant dujom išlieka ir sprogimo pavojus. Miltelinis gesintuvas yra praktiškai universaliausias, nes juo galima gesinti praktiškai viską. Štai čia parodyta, kad juo galima gesinti kietąsias medžiagas, liepsnojančius skysčius bei dujas. Putų gesintuvas yra retai naudojamas, nes esant 5 laipsnių temperatūrai, jisai jau praranda savo gesinamąsias savybės ir tiesiog jisai gali nesuveikti. Angliarūgštės gesintuvas taip pat yra dažnai naudojamas, juo taip pat galima gesinti praktiškai viską. Tiesiog gesinant angliarūgštinių gesintuvų įkaitusį paviršių, įkaitęs paviršius po gesinimo gali vėl užsidegti
todėl angliarūgštinį gesintuvą gali reikėti panaudoti dar ir dar kartą. Prieš naudodamiesi gesintuvu svarbu žinoti, kad jo galiojimo laikas gali baigtis. Todėl įsigijus gesintuvą nereikia pamiršti, kad tai yra priemonė, kuri reikalauja tam tikros priežiūros. Kiekvienas turime automobilį ir žinome, kad kas kažkiek laiko reikia keisti tepalus. Gesintuvui galioja ta pati taisyklė. Net jeigu jo ir nenaudojame, reikia patikrinti, ar medžiagos esančios gesintuve yra tinkamos naudoti. Gesintuvo būklę gali patikrinti jo pardavėjas arba gamintojas. Be gesinimo medžiagų bus patikrintas slėgis ir daikto korpusas. Tiesa, naudojantis gesintuvu galima ir patiems pasitikrinti jo būklę. Gesintuvą rekomenduojama patikrinti kartą į metus. Praktiškai ant kiekvieno gesintuvo yra manometras. Jeigu manometro rodiklė yra ant žalios padalos, vadinasi gesintuvas tinkamas naudojimui, jis yra pilnas. Jeigu gesintuvo manometro rodiklė yra ant raudonos padalos, vadinasi gesintuvas netinkamas naudojimui, jį reikia vežti specialistams. Ir nors gesintuvas atrodo lengva priemonė suvaldyti, yra pora triukų, kuriuos reikia žinoti siekiant suvaldyti ugnį. Tuo labiau niekada nežinosite, kur galite atsidurti ir kada teks pasinaudoti gesintuvu. Dažniausiai mes vaikščiodami po visuomeninės paskirties pastatus pastebime prie sienų pritaisytus arba kampuose pastatytus ugnies gesintuvus ir tai yra privaloma visuomeninės paskirties pastatuose. Jeigu mes vaikštom po prekybos centrą, turėtumėm žinoti, kad tai nėra tik darbuotojams skirti ugnies gesintuvam pirmam gaisro numalšinimui. Tai taip pat gali padaryti bet kuris žmogus, tiesiog reikia žinoti, kaip juo naudotis ir visą tai galima atrasti ant paties gesintuvo, perskaitę labai trumpą kelių punktų instrukciją. Naudojantis gesintuvą visą laiką reikia laikyti vertikaliai. Negalima jo vartyti ar kaip nors kitaip sukinėti. Reikia ištraukti žiedą, nes kol žiedo neištrauksite, tol negalėsite nuspausti rankenos ir pradėti gesinimo. Gesinant reikia purkšti ne kompaktinę čiurkšlę, bet daryti sukamuosius judesius, kad pasidengtų kuo didesnis degimo plotas. Kol dar nepradėjome rodyti, kaip reikia naudotis gesintuvais ir kaip šie veikia, pažvelkime į dar vieną įvykį, kuriame gesintuvai būtų išgelbėję gyvybės. Ugnies liežuvius, besiverčiančius iš buto 9 aukštyje, naktį užfiksavo pro šalį važiavęs liudininkas. Į gaisravietę iš karto atsiųstos sustiprintos gelbėtojų pajėgos. Ugniagesiai neleido ugniai išplisti. Kol vieni gaisrą tramdė pakilę keltuvu, kiti puolė ir į degantį butą, ir į butus virš jo. Atvykę radom degantį butą, paduotas šviesas gesinimui, įvestas pajėgos iš vidaus ir iš karto iš vidaus įėjus buvo rasti du žuvę. Evakuoti iš aukščiau esančių butų 9 žmonės. Dėl vieno žmogaus, sakykime, kol kas informacija yra tikslinama. Gali būti, kad yra vienas žmogus dar nukentėjęs, kurį medikai yra išvežę, bet ta informacija yra kol kas tikslinama. Tik dalis gyventojų į lauką išėjo patys. Ugniagesiams teko žmonės žadinti, nes buvo gerokai po vidurnakčio. Gaisras vos nepasiglemžė 8 aukšto gyventojų. Balkonas jau buvo smarkiai apdegęs. Nakties metas, aišku, kad nebuvo žmonės. Vėliau paaiškėjo, kad nukentėjusių gyvybei pavojaus nėra. Žuvo 2 vyrai. Jie sudegė net pažįstamai. Žmonės sako, kad buto 7 aukšte gyventojai nuolatos kėlė puotas. Išdegė buto kambarys ir koridorius. Apdegė balkonai. Aprūko ir vandeniu sulėti kiti butai. Tokie įvykiai parodo, kaip svarbu turėti gesintuvą ir mokėti juo naudotis. Gesinant angliarūgštės gesintuvu, jokių būdų negalima laikyti štai už šio antgalio. Nes naudojant gesintuvą šis antgalis stipriai atšąla ir jis taip gali sužaloti jūsų rankas. Šaltis gali jūs apdeginti. Naudojimas labai paprastas. Pirmiausia, kaip ir sakiau, ištraukiame apsauginį žiedą, imame už rankenos ir nukreipiam antgalį į ugnies židinį. Matote, atrodo, kad užgesino, bet nuo karščio ugnis vėl įsiplėskė. Todėl gali reikti dar ir dar kartą jį panaudoti. Angliarūgštės gesintuvai pritaikyti gaisrams muziejuose, archyvuose, kompiuterinės technikos ir kitose panašiose patalpose gesinti. Gesintuvai naudojami, kai aplinkos temperatūra ne mažesnė kaip -40 laipsnių ir ne aukštesnė kaip +60 laipsnių pagal Celsijų. Atminkite, kad su putų gesintuvu jokių būdų negalima gesinti elektros prietaisų. Elektros prietaisus geriausia gesinti angliarūgštiniu arba milteliniu gesintuvu. Dabar pademonstruosiu,
kaip reikia naudotis milteliniu gesintuvu. Pirmiausiai, vėlgi ištraukiame žiedą. Žarnelę nukreipiame į ugnies židinį ir sukamaisiais judesiais pradedame gesinti. Putų gesintuvas tinka gesinti degantį medį, popierių, tekstilę, alyvą, benziną, plastmasę, riebalus, bitumą ir gumas. Juo taip pat negalima gesinti ir dujų. Būtina laikyti šildomose patalpose. Toliau išbandysime putų gesintuvą. Instrukcijoje aiškiai parašyta: draudžiama gesinti įjungtus elektros įrenginius, šarminius metalus ir kitas medžiagas galinčias degti be oro. Tačiau laužui jisai puikiai tinka. Pasižiūrėkite. Ištraukiame apsauginį žiedą, žarnelę nukreipiame į ugnies židinį ir nuspaudžiame rankeną. Gesintuvus svarbu turėti ne tik darbe, namuose ar viešosiose patalpose, bet ir automobilyje. Remiantis statistiniais duomenimis, Lietuvoje kasdien kyla bent 2 automobilių gaisrai. Kai esame kelyje, pats pirminis ir efektyviausias gaisro gesinimo būdas – gesintuvas. Automobilyje reikia turėti miltelinį gesintuvą. Jį reikia naudoti išjungus variklį. Nepamirškite iš karto kviesti ugniagesius, nes gesinimo medžiagos gali neužtekti. Jeigu gaisro židinys yra po variklio dangčiu, rekomenduočiau pradaryti labai nedidelį 5 cm tarpelį ir šiek tiek įpūsti gesinimo medžiagos, tam, kad atidarius visą variklio dangtį iškart nebūtų pliūpsnis. Pamačiau, kad išlipai iš automobilio, esi vairuotojas, taip? Taip. Tavo automobilis? Taip. Ar turi gesintuvą? Geras klausimas, iš tikrųjų nelabai žinau. Rekomenduočiau turėti ne mažesnį nei 2 kg miltelinį gesintuvą ir naudoti gesintuvą tik prieš tai išjungus variklį. Svarbiausia, kad jis būtų visada pasiekiamas. Kiekvienas nori turėti patogią savo vietą. Aišku, daug geriau būtų jį laikyti salone, tačiau jeigu nėra numatyta tokios vietos, nėra blogai turėti ir bagažinėje. Tai gerai, linkiu būtinai įsigyti ir turėti kiekviename automobilyje, nes jo gali prireikti bet kada. Jo, žinau. Prižadi? Ypač einant tech apžiūrą. Ne, tu neteisus. Dauguma taip galvoja, kad gesintuvas reikalingas tik pereidinėjant tech apžiūrą automobiliui. Netiesa. Gesintuvą reikia turėti visuomet, tiek automobilyje, tiek namuose. Atrodo, kad kol kas lietuvių vairuotojai dar vangiai gesintuvus laiko automobiliuose. Tačiau tai neturi būti pavyzdys kitiems. Gesintuvas visada bus geriausia ir efektyviausia priemonė užgesinti pirminį gaisro šaltinį. Ugniagesiai, gelbėtojai. Būkite budrūs ir elkitės racionaliai. Jeigu nemokate naudotis gesintuvais, skaitykite instrukciją. O tie, kurie nespėjote pažiūrėti mūsų laidos, ją galite pamatyti internete TV3 Play. Gero jums vakaro. Sudie.